Gerbiamai ministrai, ir toliau noriu pakviesti kalbėti Kristiną Krupavičienę, Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas pirmininkę. Gerbiama Seimo pirmininkė, gerbiama ministrė, gerbiami Seimo nariai. Prieš 35 metus Lietuvai tokiame sudėtingame istorijos etape buvo įžiebta vilties kibirkštis, susibūrėme mes darbuotojai į nepriklausomas profesinės sąjungas, siekdami bendro tikslo - geresnių darbo sąlygų, socialinio teisingumo ir oraus gyvenimo. Lietuvos darbininkų sąjunga, dabartinė Lietuvos profesinė sąjunga Solidarumas, įsikūrė kaip Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio dalis, kai iki nepriklausomybės dar laukia ne vienas žingsnis. Mūsų priešai, gamyklų žmonės, siekia įbauginti ir nuteikti prieš laisvės kelią. Negalėjome leisti komunistams kalbėti visų darbininkų balsų. Visada atsimename Lietuvos darbininkų sąjungos pirmojo pirmininko, nepriklausomybės akto signataro Kazimiero Okos asmenybę ir savo ištakas. Per šios metus nuėjome ilgą kelią. Buvome liudininkai ir dalyviai didžiųjų pokyčių, kurie formavo mūsų šalį. Profsąjungos visada buvo ten, kur jų reikėjo. Gynėme darbuotojų teisės, kovojame už socialinę apsaugą, dalyvavome kuriant naują darbo santykių sistemą. Dar nepamiršome, ko ėjome į pirmus mitingus. Nepaprastai vertiname atkuriamojo Seimo sukurtai ir priimtą profesinių sąjungų įstatymą, kuris padėjo pagrindą nepriklausomų profsąjungų organizavimui. Po poros metų prie to paties Seimo teko statyti palapinių miestelį ir 2 savaitės reikalauti, kad šalies pramonė nebūtų žlugdoma. Netrukus atėjo ir tie metai, kai kelių dolerių dydžio atlyginimai vėluos, po kelis mėnesius bankrutuojančios įmonės be pragyvenimo šaltinio paliks tūkstančių šeimų besiglaudžiančių šaltuose namuose. Nestovėdamas nuošalyje, profesinės sąjungos pasiekė garantinio fondo sukūrimą, teikusią paramą likusiam be darbo ir be atlyginimų, o dirbantieji pradėti drausti nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų. Pradėjo veikti nedarbo draudimas. Šiandien galime pagristai didžiuotis pastangomis įsteigti trišalę tarybą. Dabar turime ilgametę socialinio dialogo praktiką, kuomet minimalaus atlyginimo už darbą dydį ir kitus dirbantiesiams svarbius klausimus už vieno stalo aptarėme su darbdaviais ir valdžia. Kokybiškam socialiniam dialogui labai svarbu socialinių partnerių organizacijų stiprybė, gebėjimai, žinios, ieškoti geriausių objektyvių sprendimų Lietuvai. Nes labai dažnai sprendimai priimami to naudai, kas sugeba būti stipresnių savo interesų lobistų. Darbdavių organizacijos turi lobistus, nuomonių formuotojus, ekspertus, Laisvosios rinkos institutą, leidinį Verslo žinias ir kitas finansinės galimybės. Tačiau profesinės sąjungos turi išsilaikyti tik iš nario mokesčio, kai darbuotojams nuolat reikalinga teisinė pagalba, jos turi dalyvauti ir nuomonteiti, teikti daugybės klausimų, kai ekspertų išlaikymui viešiesiams ryšiams neturi lėšų, todėl dažnai profesinių sąjungų nuomonės negirdim. Trišalė taryba kaip institucija per 30 metų išgyveno daug pokyčių. Vienu metu jos įtaka buvo svarbesnė, kitų metų silpnesnė. Profsąjungų nuomonė trišalės tarybos sekretoriato panaikinimas ir perkelimas į SADM skyrių padarė trišalę tarybą beveik nematoma. Sprendimų viešinimai, ryšiai su visuomenė sumenko. Suprantama, kad valstybėje taupomos lėšos, bet kodėl to instituto, kuris yra demokratijos, pilietinės visuomenės interesų pusiausvyros sąskaita. Norisi, kad socialinis dialogas stiprėtų ir kad būtų pasirašyta daugiau kolektyvinių sutarčių privataus kapitalo įmonėse, taip kaip yra Skandinavų šalyse, Italijoje, Austrijoje. Darbdaviai įmonių vadovai vis dar nemato prasmės, dėl ko turi tartis su darbuotojais, kodėl turi derinti darbo sąlygas, darbo užmokesčio dydį. Ir tai mūsų silpnoji socialinio dialogo pusė. Todėl nebe pagrindo buvo priimta direktyva dėl minimalaus darbo užmokesčio,
kurioje aiškiai nurodomi tikslai, kurių turime siekti. Tai minimalios algos ir vidutinio darbo užmokesčio santykis 50% ir iki 80% dirbančiųjų apimties kolektyvinėmis sutartimis. Todėl profesinės sąjungos siūlo skatinti darbdavius, kurie yra socialiai atsakingi, pasirašę kolektyvinės sutartys ir skatina partnerystę. Tokios įmonės turi turėti pirmumo teisę laimėti viešuosius pirkimus. Viešuosiuose pirkimuose 9 milijardai eurų. Tai milžiniški pinigai, iš kurių didžiausią naudą dažnai gauda nesąžiningi rangovai. Sveikininta iniciatyva Seimo nario Tomo Tomilino, parengusi socialinio dialogo plėtojimo įstatymo projektą. Todėl kviečiame jį svarstyti, ieškoti pridėtinės vertės. Aiškiai matome, kaip keičiasi pasaulis. Šiuolaikinė darbo rinka stovinti ties demografinės krizės bedugnė su skaitmenizacijos parašiutu, kuris gali įsiskleisti ne visiems. Matome, kaip kompiuteriai, dirbtinis intelektas keičia žmonės, palikdami juos be darbo, kelia profsąjungoms naujus iššūkius. Neišvengiamai profesinė sąjunga turi būti dar aktyvesnė, vieningesnė ir inovatyvesnė. Neturime kito pasirinkimo, kaip tik ateinančiais metais siekti dar labiau stiprinti solidarumo jausmą tarp darbuotojų, skatinti dialogą su darbdaviais ir valstybės institucijoms, kovoti už skaidrų ir teisingą darbo užmokestį, saugių darbo sąlygų užtikrinimą. Noriu padėkoti Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkui, jums, ir Seimo pirmininkui Sauliui Skverneliui, tuometiniam ministrui Linui Kukuraičiui už proveržį socialiniam dialoge, kai buvo pasirašytas pirmas nacionalinis susitarimas ministrams už šakinės kolektyvinės sutartys. Nacionalinė kolektyvinė sutartis, šakiniai susitarimai ženkliai pagerino viešojo sektoriaus darbuotojų padėtį. Nepaprastai džiaugiamės už juos. Taip pat noriu padėkoti buvusiam socialinės apsaugos ir darbo ministrui Vytautui Šilinskui už socialinio dialogo palaikymą, tradicijų tęstinumą ir jo komandai, su kuria teko daug diskutuoti dėl valstybės tarnybos reformos, spręsti užsitęsusio Vilniaus viešojo streiko klausimus, kur socialinis dialogas patyrė fiasko. Ir ne dėl profsąjungų kalties. Gerai išmokome streiko sostinės viešajame transporte pamokas. Ir reikia laukti kelis metus, kad gauti teismo leidimą streikui, reiškia viena, tokia teisė yra suvaržyta. Matome, kaip privatus verslas dar nepasitikė profesinėmis sąjungoms, nors turime ir gerų bendradarbiavimo pavyzdžių. Kai kuriems darbdaviams lengviau dagstytis socialinės atsakomybės lozungai, pažadėti sporto klubo narystę ar padėti biure kelis sėdmaišius. Naujieji vadovai tokias madas įneša ir į valstybės valdomas transporto, energetikos bei kitas visuomeniai jautrias sritis. Regionuose vietos politikai taip pat sėkmingai blokuoja profesinių sąjungų veiklą. Beveik neliko socialinio dialogo savivaldybėse, kai kurios merijos virto kunigaikštystėmis. Kai klausome savo narių iš švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, taip ir lieka neatsakytas klausimas, ar sisteminė reforma kada nors pasibaigs, ar priešingai, nuolatiniai pagerinimai, pataisimai, optimizavimai nesunaikins to, kas liko iš buvusios sistemos. Ar turėsime sveikatos apsaugą visiems Lietuvos piliečiams, ar tik tiems, kas turi pinigų? Ar visi mūsų vaikai turės galimybę mokytis, ar tik tų tėvų vaikai, kurie sugebės sumokėti virš 1000 eurų mėnesių už mokymą? Nežadame nuolankiai tylėti. Iš karto po pasaulinės COVID pandemijos sukeltų suvaržymų dabar išgyvename žiaurų karą mūsų kaiminystėje. Rėmėme kolegas Ukrainoje, tiek kiek leido mūsų galimybės. Solidarumas jau 3 metus apgyvendina pabėgėlius mūsų poilsio namuose Palangoje. Siuntėme paramą pinigais ir maistu. Kartu su Krikščionių profsąjunga organizavome akciją už susitelkimą bei vienybę siekiant taikos. Tikime Lietuvos ateitimi
ir to, kad kursime 21 amžiaus Lietuvą, demokratinę, socialiai orientuotą rinkos ekonomiką, kurioje bus gerbiamos darbuotojų teisės, socialinis dialogas, augs atlyginimai ir pensijos, o taip pat ir išlaidos socialiniai apsaugai, švietimui, sveikatos apsaugai. Dėkoju socialinės apsaugos ir darbo ministrai Ingai Ruginienei už iniciatyvas keisti darbo kodeksą pensijų antros pakopos reformą. Mūsų dar laukia dėrybos dėl pareiginės algos bazinio dydžio nustatymo. Ir taip pat dėkoju Jums, gerbiami Seimo nariai, dėkoju mūsų socialiniams partneriams darbdaviams už bendradarbiavimą ir visuomeniai už paramą skiriant profsąjungoje 0,6% GPM. Tegul šitas 30-mečio trišalės tarybos įkūrimo minėjimas mūsų įkvėpia ir toliau dirbti kartu, siekiant bendrų tikslų. Ačiū. Ačiū pirmininkė.